2 minutės ir startuosim. Kol laikas eina, galiu biškį eterį užkišt. Užkišk, prašau. Turiu vieną klausimą. Žodžiu, naudojant dirbtinį intelektą, kokia apmokymo duomenų imtis yra reikalinga pačioj pradžioj. Čia dabar pateiksiu pavyzdį, kaip tik kalbėjau su vienu žmogeliuku šiandien. Jisai nori daryti mokymo platformą ir atrinkinėti žmonės, parinkinėti žmonėm mokymo kursus ir parinkinėti pedagogus. Tai vat klausimas, kiek reikia atlikti apklausų, kad neurotinklas tas gerai veiktų. Aha, ačiū už klausimą. Tai šiaip yra 100 apklausų būtų minimaliai, nes be 100 apklausų nesuveiks, bet iš principo tai yra mažoka. Tai kad turėt geresnį rezultatą, ten reikėtų, sakyčiau, 1000 apklausų ir panašiai, bet gaunasi ir iš 100. Šiandien mes matysim kaip tik sprendimų, kur bus gal iš 100 ar 200 eilučių padarytas sprendimas būtent mašininio mokymosi algoritmui. Tai jų gali būti ir nedaug, bet tikslumo tada nereikėtų tikėtis, bet pats algoritmas, neurotinklams gal šiek tiek daugiau netgi reikėtų, bet kaip minimum 100 yra toksai slengstis. Ok, ačiū. Prašau. Nu va, volia. Gerai, tai kągi, dar kartelį sveiki visi, prisistatysiu, esu Rolandas Rimkevičius, Data Academy įkūrėjas ir tuo pačiu dėstytojas. Dėstau ir ISM universitete programavimo, kur dėstau tiek Python programavimą, tiek SQL, Power BI mes pas save dėstom universitete, tai yra akademijoje, kurią irgi pristatysiu labai nedaug. Gerai, tai šiandien ką mes norim pasikalbėti? Šiandien noriu jums papasakoti apie dirbtinį intelektą. Daug girdim apie AI, ypatingai kai pasirodė tas įrankis ChatGPT, ar ne, tai labai daugelis apie tai, nežinau, svajoja, gal norėtų jį panaudoti arba kaip minimum norėtų jį suprasti. Tai pabandysiu jums papasakoti apie savo požiūrį į dirbtinį intelektą, tiek kiek aš jį suprantu kodo lygyje ir tai, kaip galima panaudoti dirbtinį intelektą nenaudojant kodo, tai yra įdiegti dirbtinio intelekto sprendimus ir tuo pačiu pasidalinsiu, nuo ko prasideda dirbtinis intelektas. Taigi, pradžiai dalinuosi vėlgi ekranu, parodysiu vieną paveiksliuką. Čia nesenai LinkedIn'e pasirodė toksai paveiksliukas, kur pasakoja apie kokių dirbtinio intelekto sprendimų arba įrankių gali surasti rinkoje. Iš tikrųjų, jų yra gausybė, ar ne? Tai čia rašo apie 120 tokių mind-blowing ir panašiai, bet jų yra žymiai daugiau. Bet ką reiškia? Ne, nu gerai, aš turiu kažkokį vieną ir panašų įrankį arba norėčiau panaudoti, pritaikyti savo darbe vieną ir panašų tokį įrankį. Tai kaip tai atrodo praktiškai, ar ne? Nemaža dalis tikiu, kad naudojat ChatGPT, ar ne? Klausėt klausimų, gaunat atsakymus. Tai parodysiu, kaip vienas iš mano klientų irgi klausėsi apie panašų įrankį, kaip jį reikėtų panaudoti. Taip, to atsidarysim įrankį. Tai tas įrankis, kuriuo jisai teiravosi, tai buvo toksai Humata. Jisai norėjo savo svetainėje panaudoti tokį Humata įrankį, kuris yra sukurtas ChatGPT pagrindu. Tai ką šitas įrankis daro? Į jį galima įdėti savo kažkokį tai dokumentą, ar ne, tai gali būti tyrimas kažkoks ir panašiai, ir iš to dokumento automatiškai sistema šitas Humata parenka frazes, galima užduoti klausimus tam dokumentui, dokumentas atsako net ir paveiksliukų lygyje, kas iš tikrųjų yra pakankamai gerai ir labai neblogai net ir pateikia paveiksliukus. Puikiai veikia lietuvių kalboj. Tai va, vienas iš tų tokių įrankių, kada dirbtinis intelektas yra pritaikytas praktiškai. Tai yra pačioj Humata svetainėje. Bet dabar gerai, o jeigu aš norėčiau tą įrankį integruoti į savo svetainę, ne tai, kad pasižaist pas juos šitoj pačioj Humatoj, kaip mes dažniausiai darom su ChatGPT, ar ne, kad jeigu aš noriu panaudoti ChatGPT, aš atsidarau jį patį,
užduodu klausimus ir gaunu atsakymus. Bet o kas, jeigu norėčiau integruoti Humatą į savo svetainę? Tai susisiekiau aš su Humata ir to kliento prašymu pasižiūrėjau, kaip jis integruojasi į svetainę. Humatas sako, tvarkoj, mes kol kas dar neturime automatinio API apsikeitimo, bet sako, yra keletą minučių sprendimas, kaip galima jį integruoti. Čia yra trumpas video, kuris čia suksis keletą kartų. Uždavėt klausimą, gavot atsakymą, nukopijuojat kodą ir įdedat į savo svetainės koduką. Suprantu, kad ne visi žinot svetainės kodus arba ne visi naudojatės jais, bet tai yra iš tikrųjų taip. 5 minutės maksimum, tas, kas žino, gal 3 minutės ir šitą įrankį galite naudoti savo svetainiai. Tada duomenys užkeliat į Humatą ir jūsų svetainėje gaunat atsakymus, kuriuos gali naudotis jūsų klientai. Iš dalies mes prieisim prie panašaus sprendimo šiandien. Aš jums parodysiu, kaip tai mes padarytumėm patys, kada duomenys yra ne Humatoj, o kada mes laikom patys savo duomenys ir algoritmus apmokam patys. Pradžiai aš jums gal tada papasakosiu dar apie, kasgi yra tas dirbtinis intelektas, kaip jį reikėtų suprasti. Nemažai esat girdėję apie tai, kad yra dirbtinis intelektas, yra machine learningas, yra mašininis mokymasis, yra deep learningas, tik kalbėjo Donatas apie neuroninius tinklus, ar ne, kuo jie skiriasi ir kaip jie čia visi yra tarpusavėje susiję. Pabandysiu vėlgi padaryti tą patį dalyką, ką labai dažnai darau, tai yra googlinu. Gerai, tai kas pas mus yra AI, ne, Artificial Intelligence. Tai pasižiūrėkim, kaip atrodo vaizdai ir gal surasiu vieną paveiksliuką, kurį noriu parodyti. Jeigu ne, tada dar kartelį. Beros šitą jau klaidų padariau, tai nieko baisaus. Tuoj. Va. Paveiksliukas, ar ne? Tai kaip reikėtų jį suprasti? Tai Artificial Intelligence iš principo tai yra toksai kaip skėtinis įrankis, kuris apjungia savyje, pirmiausia, tai machine learningo algoritmus, vėliau machine learningo algoritmai skiriasi vienas nuo kitų. Gali būti, nežinau, logistinė regresija, tiesinė regresija, tie patys neuroniniai tinklai, bet kai jau lendam į sudėtingesnius machine learningo algoritmus, tada mes jau lendam į deep learning, ar ne, kuris yra mašininio mokymosi sudedamoji dalis. Tai iš principo, jeigu taip labai paprastai žiūrint į dirbtinį intelektą, dirbtinis intelektas yra visa infrastruktūra, kuri sugeneruoja sprendimą, kurio viduje yra mašininio mokymosi algoritmai kaip minimum. Gerai būtų, jeigu ten dar būtų ir deep learning algoritmai, tokie kaip neuroniniai tinklai. Kaip tai galėtų atrodyti, ar ne, toks sprendimas, kas čia galėtų būti praktiškai. Tai vienas iš pavyzdžių, su kuriuo mums tenka darbuotis, yra žemės ūkis. Žemės ūkyje kompanija, su kuria bendraujam, jie integruoja tokius IoT devices, IoT įrengimus į traktorius ir padargus. Jie žino, koks padargas yra prijungtas prie kokio traktoriaus, gauna automatinius pranešimus ir seka kiekvieno žemės ūkio technikos judėjimą, ne, per GPS sistemą. Visi duomenys atkeliauja į duomenų bazę, iš duomenų bazės tada yra atliekami jau kažkokia tai analizė. Tai tai šitoj vietoj dirbtinio intelekto sprendimo dalis yra ir šitie IoT device'ai, tai yra, kurie surenka duomenis, yra ir serveris, kuriame patalpinam duomenis, lygiai taip pat yra ir pats algoritmai, ne, kurie prasisuka ir suprognozuoja mums reikiamus sprendimus. Ir atitinkamai, kaip mes juos atvaizduojam ir kaip atiduodam vartotojui, kuris jau šitų duomenų pagrindų daro sprendimus. Arba pats mašininis sprendimas gali mašininis mokymasis gali jums padiktuoti sprendimus. Tai tai čia toksai bendra koncepcija, kas yra dirbtinis intelektas. Kitas pavyzdys galėtų būti irgi viena iš kompanijų, su kuria tenka darbuotis, tai yra medicinos sritis. Tai yra medicinos įmonė, kuri yra sukūrusi specifinį galvos stimuliavimo aparatą, kur irgi visas dirbtinis intelektas, jisai prasideda nuo tada, kada gydytojas surenka duomenis iš paciento, juos suveda į sistemą ir tuo pačiu grąžina rezultatą, kuris tiesiogiai nukeliauja į įrenginį, kuris stimuliuoja galvos smegenis. Tai visa infrastruktūra, visas koncepcija yra dirbtinis intelektas. Modeliai, mašininio mokymosi algoritmai, tai yra tik tai sudedamoji dalis. Kokie jie gali būti? Jie gali būti labai skirtingi. Tai kaip tai atrodo praktiškai, mes irgi apie tai pasikalbėsim, šiek tiek prieisim prie to ir pasižiūrėsim, kaip galima tą padaryti be kodo.
Tai va, tai jeigu manęs klaustumėt, ar ne, kaip ir klientai klausia, jeigu aš integravau Humatą į savo svetainę, tai jau turiu mašininio mokymosi pas save sprendime ar ne? Iš principo turit, bet vienintelis dalykas, ko jūs neturit, jūs nevaldot pačio algoritmo. Tai yra, jūs nevaldot algoritme esančių naudojamų metodų, jūs nevaldot duomenų, kurių pagrindų jisai apsimoko. Jūs nežinot netgi tikslumo savo algoritmo, kaip jis tiksliai kažką tais prognozuoja, arba kaip tiksliai kažką patarė. Apie visą tai mes šiek tiek pasikalbėsim, pažiūrėsim, kaip tai galima padaryti, bet o kuo minta dirbtinis intelektas? Tuoj, pabandysiu atidaryti paveiksliuką, kurį jau greičiausiai uždariau, tai kuo maitinasi dirbtinis intelektas? Tai greičiausiai didžioji dalis puikiai suprantat, kad tai yra duomenys. Tai yra dirbtinis intelektas, mašininio mokymosi algoritmai, jie negalėtų veikti be duomenų. Tai iš principo esminė dalis yra duomenys. Kaip tie duomenys atrodo, kokius mes juos paduodam, tokį rezultatą ir gaunam. Tai esmė yra, kokius mes duomenys surenkam ir kaip mes tą padarom. Tai va, tai šitoj vietoj, kas liečia duomenys, tai yra ta pradžia, nuo kur prasideda dirbtinis intelektas, arba bent jau mašininio mokymosi algoritmai, tai yra kaip mes surinksim duomenys, kokie tie duomenys bus. Kokie tai gali būti variantai, gali būti Excelis, ar ne, supildžiau Excelį, padaviau duomenys į Excelį. Kaip dažniausiai duomenys susipildo ir kaip tie duomenys atrodo, tai gal esat girdėję apie tokius dalykus kaip ERP sistemos. Ar ne, vat, reikia, pasižiūrėkime, aš vėlgi parodysiu kažkokį tai vaizdelį. Nu, vat, ERP sistema. Ar ne, ką reiškia ERP sistema? Irgi greičiausiai ne visi esat su tai susipažinę, tai yra Enterprise Resource Planning. Gal daugelis esat girdėję tokias sistemas kaip CRM-as, ar ne? Tai yra Customer Relationship Management sistemos, kur pardavėjai ypatingai jas myli, kada reikia suvest duomenys, reikia suvest skambučius, ką dariau, su kuo susitikau ir panašiai. Vėlgi, tai yra kančia duomenų surinkimas, bet be to mes negalim daryti duomenimis pagristų sprendimų. Ir tame tarpe mašininio mokymosi taip pat naudoti nelabai galim. Tai va, tai dabar kur yra problema? Problema versle, pagal mano patirtį, yra tai, kad tos ERP sistemos yra santykinai sudėtingos. Nes jeigu aš noriu panaudoti kažkokią panašią ERP sistemą, ar ne, noriu pritaikyti savo verslui, tai yra pakankamai sudėtinga dėl to, kad visi verslai yra labai universalūs, tai yra labai skirtingi. O tokios sistemos kaip ERP, jos būna kūriamos konkretiems verslams, arba ne tiek konkretiems, kiek universaliai. Dėl to tai tampa labai sudėtingos ir griozdiškos sistemos. Ir tas griozdiškumas, jisai atbaido vartotojus. Ar ne, jeigu turim CRM sistemą, jinai gali būti per sudėtinga, jeigu man reikia tik keletos funkcijų. Pavyzdžiui, aš noriu tik tais užduotį susivesti į sistemą, noriu ir pasiūlymus jūs per CRM sistemą. Bet jeigu aš jau rinksiuos kažkokią sistemą, tai turėsiu naudotis viskuo, ar ne? Tai yra tai, ką pasiūlys tas įrankis. Parodysiu, kaip tai atrodo praktiškai, ar ne? Tai pasižiūrėkim, tarkim, kaip tai yra Microsoft'o sistemoje. Taip. Microsoft'as Dynamics, jis irgi turi įvairiausių įrankių aplink save, ne? Tai tarkim, jeigu pasižiūrėsim kažkokį tai įrankį, jis irgi yra, čia šiuo atveju CRM sistema, toj paimkim tiesiog visą platformą, ar ne? Nu va, visa platforma, kurioje yra daug skirtingų įrankių. Yra operations, yra marketingo įrankiai, finansai, ten aptarnavimo įrankiai, customer services ir panašiai. Bet jeigu man reikia labai nedaug, vat mano konkretus pavyzdys, ar ne, aš turiu savo akademiją ir man reikia susirinkti studentus. Tos studentus įsivertinti, surašyti balus studentams. Tai kurį man iš šitų įrankių dabar reikėtų rinktis? Tai tam, kad suvesti taisyklingai duomenis, kurios vėliau galėčiau analizuoti, nes jie yra struktūrizuoti, jie yra suvesti į serverį ir panašiai. Tai čia atsiranda tokia problema, kada tos sistemos tampa arba per brangios, arba per sudėtingos. Tai va ta pradžia, ką Microsoft'as padarė. Tai kaip atrodo, pavyzdžiui, praktinis toks įrankių panaudojimas. Pat vienas iš tų įrankių Microsoft'o, ar ne, kur mes tik pasižiūrėjom, tai yra CRM dalis, kurio čia net nesimato, bet yra CRM'as iš Microsoft'o įrankio. Jisai atrodo maždaug šitai. Kai kurie gal esat matę CRM sistemas, kada man reikia, tarkim, čia turiu savo klientus, čia turiu savo kontaktus, turiu savo galimus klientus, šitos opportunities kaip galimybės ir panašiai. Tai dabar, kad suves duomenys į juos, yra
nu, maždaug atrodo šitaip, ar ne? Vat jeigu noriu susivesti naujus duomenis, pasispaudžiu gal prie galimų klientų, nauji duomenys, nu, vat ir turiu, ar ne, visą procesą, kuris apsirašo, kas irgi yra nemažiau svarbi dalis įmonėse, tai yra procesai, ar ne, kaip tie procesai atrodo, kaip man surinkti įsiklingai duomenys, kad jie nugultų į tinkamą vietą ir galėčiau juos vėliau panaudoti. Tai va, tai tokių procesų, jeigu naudotumės panašių įrankių, jisai tikrai yra nelengvas, sudėtingas, bet jeigu man reikia tik dalelės, ar ne, vat mano pavyzdys, man reikia studentų, tai yra man reikia susivesti studentus, aš arba turiu prisitaikyti prie tokio įrankio, arba pagal dabartinės technologijas galiu pats susikurti panašų įrankį. Pavyzdys. Tai vat šitoj pačioj platformoj aš turiu pasidaręs savo ERP sistemėlę. Ar ne? Tai yra savo ERP sistema, kurioje aš vadinu ją ERP, tai yra verslo valdymo sistema, kuri atrodo maždaug šitaip. Dėl konfidencialumo pasistengsiu nerodyti visų duomenų. Taip, nu vat, turiu lygiai taip pat susikonstravęs visus įrankius, ar ne? Tai yra lenteles, tiek studentų paraiškos, tiek studentai, studentų grupės turi apsirašęs, paskaitos, įvertinimų studentų. Pasidariau pagal savo procesus, pasidariau pagal tai, ką man reikėjo, išmečiau visą tai, kas man nereikalinga. Tai kas tai leido padaryti, yra Microsoft Power Appsai. Tai yra tokia programėlė, kuri veikia Microsoft Dynamicso pagrindu ir leidžia irgi apjungti visus duomenis ir susikurti savo sistemą, savo procesą, kaip jisai veikia. Vėliau aš tuos dalykus apjungiu, sudedu į vieną vietą ir, pavyzdžiui, puslapyje, ar ne, jeigu ateiti DataEros puslapį, tai visa informacija ateina iš sistemos. Ar ne, bet jeigu pasiimsiu studentams, pasižiūrėsiu kokį nors kursų grafiką, ar ne? Tai kursų grafikas ateina lygiai iš va šitos sistemos. Man tai reikia vieną kartą čia suvesti ir puslapis jau automatiškai pasiima visą informaciją. Kas dar įdomiau, kai kalbam apie duomenis ir jų suvedimą, čia pradžia, ar ne, dirbtinio intelekto, tai labai svarbu yra tos duomenis ir tinkamai apsaugoti. Nu, vat kaip ir dabar stengiuosi aš jums neparodyti konfidencialios informacijos, tai pavyzdžiui, norėtumėt pamatyti, kokie yra vertinimai studento. Tuoj atsijungsiu. Tai sistema leidžia vėliau ir padaryti tam tikras apsaugas, kad, pavyzdžiui, jeigu aš ateičiau į įvertinimus ir matot, jeigu aš nesu prisijungęs prie sistemos, man įrašų nerodo, bet jeigu aš tik prisijungiu prie sistemos, sistema mane atpažįsta ir man rodo tik man reikiamus įrašus. Tai va, tai čia vienas iš tokių patogių dalykų, kada aš galiu susikurti tą sistemą ir labai nesudėtingai ją tiek atvaizduoti vartotojams, tiek ir automatizuoti savo procesus. Tai pagal ankstesnės sistemas, kaip tai anksčiau veikdavo, ar ne? Tai anksčiau tai būdavo IT sritis. Tai yra IT kompanijos kurdavo tokius įrankius, darydavo aptarnavimo tokias sistemėlės ar kažką panašaus, dėdavo į serverį duomenis. Kaip pavyzdys galiu parodyti, kad turėtumėt bendram įsivaizdavimui, kaip tai atrodo. Pavyzdžiui, jeigu aš nueičiau į serverį, ne? Tikiu, kad dabar, ką rodo, neturėtų atrodyti sudėtingai arba painiai, bet jeigu aš norėčiau nueiti į taip kaip anksčiau ar iki dabar, iš tikrųjų visi serveriai iki dabar veikia labai panašių principų, tik tais yra daug patogesnių būdų visą tai valdyti. Nu, va, čia yra serveris, ne, aš prie serverio prisijungsiu. Nu, va, prisijungiu prie serverio, atsidarau savo kažkokią tai duombazę, gal esat girdėję tą pačią ERP sistemą, ne visiškai ERP, gal finansų valdymo Rivilę. Nu, va, čia yra Rivilės vidus, ar ne, kaip atrodo Rivilės lentelės, ar ne, tai yra tas backendas, kurio mes ne visada matom, mes matom tik išorinę pusę, tai va, jeigu kažką pasiimčiau iš šitos lentelės per serverį, ar ne, tai šiek tiek komplikuočiau, ar ne, tai dažniausiai būna tikrai nelengvas, ne pati lengviausia dalis, tai yra būtent darbas su serveriu ir panašiai. Tai va, tai Microsoftas šituo įrankiu, kada nenaudojant kodo, be SQL kodo, mes tokius serverius galim susikurti patys. Tai kaip atrodo, tarkim, Power Appsų sprendimas, kurio pagrindas, kai kurių Power Appsų pagrindas yra Dataverse sistema. Tai Dataverse sistema maždaug atrodo taip. Jeigu aš norėčiau ją serverį susikurti pats, ar ne, tai būtų maždaug tokiu principu, kada einu, tarkim, nu, gerai, paimsim lenteles, ar ne? Labai panašus konceptas į Excelį. Pasiimu lenteles ir kuriu tas lenteles be kodo, tiesiog drag and drop arba mygtukų paspaudimu.
Nu, tarkim, koks nors, ką čia galima pasidaryti, komanda, ar ne? Vat lentelė komanda, tada jeigu noriu susikurti naują stulpelį, lentelį komandą, spaudžiu naujas stulpelis, tą naują stulpelį apsirašau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visą tai tampa tokiu pagrindu viso to mūsų serverio, kuris yra netgi labiau sofistikuotas negu Microsoft SQL serveris, kurį demonstravau prieš tai. Tai tokiu paprastu būdu galiu susikurti serverį. Panašių paprastų būdų galiu susikurti savo appsą, ar ne? Kaip pavyzdys, va čia vienas iš appsų, va šitoje aplinkoje. Toj parodysiu pavyzduką. Jisai veikia panašiai kaip Microsoft CRM-as, ne? Va jeigu atsidarysiu Microsoft CRM-ą ir jeigu vėlgi prieisiu prie nauji galimi klientai ir pagal standartinį sudėtingą gana įrankį, noriu susikurti naują galimybę, turiu procesą užsipildyti visą ir panašiai, kas yra iš tikrųjų pakankamai gerai, bet aš pats galiu susikurti tokius procesus, aš pats galiu pasidaryti labai nesudėtingą įrankį, kaip kad pavyzdžiui įrangos užsakymas. Ar ne, va, jeigu norėčiau padaryti ofise savo įrangos užsakymą, tai galėčiau tą nesunkiai padaryti susikurdamas panašų procesą pats. Žymiai mažiau lentelių, žymiai mažiau apkrautas ir paprastesnis procesas pagal tai, kaip veikia mūsų įmonė ir jo nesudėtingų, nepasiėmu sudėtingo aparato ir nenaudoju tų sudėtingų įrankių. Plus visi šitie įrankiai naudoja automatizacijos sprendimus. Maža to, kai aš surinku duomenis, ar ne, aš dar noriu, kad kažkas vyktų automatu. Kaip pavyzdys, čia tada ateina į pagalbą Microsoft Power Automate'as, ar ne, kur mano atveju aš studentams duodu tokį pradinį testą. Vat kai nori ateiti studentai į paskaitas, aš sakau, prasitestuokit savo žinias, galite užsipildyti testuką ir pasižiūrėti, kaip jums seksis, ar duomenų analitika, duomenų inžinerija yra įkandamas dalykas jums. Bet ką aš noriu daryti, aš noriu kiekvieną rytą gauti informaciją, o kiek tą testą užpildė studentų vakar, kokius balus jie gavo, ar ne, ten paliko mailą, nepaliko mailą, testas yra anoniminis, tai bet noriu žinoti pulsą, ar ne, kiek studentų iš tikrųjų potencialių studentų buvo vakar. Kad tą padaryti, aš susikuriu naudodamas Power Automate, vėlgi labai paprastą įrankį, kuris drag and drop principu gali automatizuoti mano procesą, išsiųsti mailą ir panašiai. Kaip pavyzdys, neįsiu per visą detaliai patį įrankį, nerodysiu, kaip jisai atrodo, bet maždaug atrodo va šitaip, ar ne, drag and drop principu, beveik nenaudojant kodo, sakau, kad aš noriu paleisti va šitą kiekvieną rytą, 7 valandą, aš noriu paleisti va šitą procesuką. Tada, ką noriu, kad jis padarytų, prisijungtų prie mano profilio, tada ištraukiu duomenis iš užpildytos lentelės, sukuriu failą, tą failą išsaugau Excel'yje ir tą Excel'į patalpinu, parodysiu, patalpinu į specifinę vietą pas save, kad turėčiau kaip ir logą, kur būtų ankstesnė informacija. Parodysiu, kaip jis atrodo. Nu, va. Ir dabar turiu testo pildymo logas. Kiekvieną rytą man ateina naujas Excel'io failiukas, jis automatiškai įkrenta, jokio prisilietimo rankomis, joks žmogus to neaptarnauja, jis pats susikūrė, plus dar šita programėlė, ką jinai padaro, jinai išsiunčia mailą. Ar ne, išsiunčia mailą tam tikrais kontaktais, kuriame automatiškai įrašo temą, tai yra tos dienos datą, įrašo, kiek buvo užpildytų testo pildymų ir paduoda dar papildomą informaciją. Kaip tai atrodo? Pabandykim suvykdyti šitą procesiuką ir pasižiūrėsim, kaip tai atrodo praktiškai, ar ne? Įsiduokim rytojaus 7 valandą ryto. Aš noriu prasitestuoti šitą sistemėlę. Paleidžiu Flowsą. Tuoj ateis mailas man į Data Academy paštą ir aš jums parodysiu, kaip tai atrodo. Ar ne? Tai vėlgi automatizacijos sprendimas, kuris nėra dar dirbtinis intelektas. Čia nekalbam apie dirbtinį intelektą ar mašininio mokymosi algoritmus, čia tik tai kalbam, kaip patogiai, tvarkingai ir sistemizuotai surinkti duomenis. Tuo pačiu pašalinti tai, ko mums nereikia, ar ne, kiek įmanoma rankinio darbo pašalinti, kada vyksta viskas automatu. To jis surenka visus duomenis iš užpildytų failų vakar dienos. Dabar sukuria debesyje arba pasmikurodžiau Excel'inį failiuką.
ir įvykdė. Panašu, kad buvo kažkoks lagas. Gerai, tai matau, kad gavau pranešimą, tas pranešimas atrodo šitaip, ar ne? Tai yra parinkta yra vakar diena, kadangi aš noriu gauti informaciją apie vakar dieną, automatu yra įrašyta vakar diena, automatu matau, kiek buvo testo pildymų ir kada buvo užpildytas testas, kiek buvo surinkta balų, kokį vertinimą paliko studentas ir kokiais kursais domisi. Tai vat ir turiu visą informaciją apie vakar dieną. Ar ne, vėlgi, labai patogu, nes jokio rankinio įsikišimo ir man ir failą sukuria, ir atsiunčia mailą, ir man toj vietoj nebereikia jokio rankinio įsikišimo. Tai va šitas robotinis automatizavimas, kas yra ypatingai patogu, tą galima daryti labai labai skirtingais rakursais, šitą automatizavimą. Tai va, tai čia vienas iš tų pavyzdukų, kai mes turim Power Automate. Tai kas toliau? Tai dabar pakalbėkime apie tą dalį, kai gerai, aš jau surinkau duomenis, ar ne? Tai dabar aš noriu kažkokiu būdu tiems duomenims pritaikyti dirbtinį intelektą. Tebūnie ne dirbtinį intelektą, mašininio mokymosi algoritmus. Kaip tą galima būtų padaryti paprasčiausiu būdu? Tai vienas iš pačių paprasčiausių būdų būtų toks. Įsivaizduokit, aš turiu užduotėlę paimti studentų atsiliepimus. Gal paimsiu anglų kalboje, nes kol kas lietuvių kalba dar veikia labai sunkiai. Vat noriu pasiimti šitos atsiliepimus ir įsivertinti, ant kiek jie yra pozityvūs arba negatyvūs, pritaikant NLP metodologiją, tai yra Natural Language Processing. Bet vėlgi nerašysiu jokio kodo, mes tą galim padaryti su kodu, bet pabandysim tą padaryti be kodo. Nusikopijuoju adresą, padarysim paprastesniu būdu. Panaudosiu šį kartą Power BI sprendimą, tai yra Power BI desktopą, kuriame pabandysim įdiegti jau pirmą kartą mašininio mokymosi algoritmą, kuris mums įvertins kiekvieną atsiliepimą ir duos jo balą. Gerai, tai taip. Sakau, noriu gauti duomenis, pasiimsiu šį kartą iš web puslapio, aišku, galiu susirinkti viską iš savo duomenų bazės, bet tam, kad būtų paprasčiau, pasiimsiu viską iš web puslapio. Tuo jis man nuskaitys puslapį, ar ne, pasiima visas HTML-inės lenteles ir turiu, koks studentas kokį atsiliepimą paliko. Taip, nedaug, ne visi atsiliepimai, bet man kol kas šitam testui užteks. Tai yra, paimkim taip, šitą lentelę užsikelsiu ir iš karto patransformuosiu. Apie detalės, kas yra Power BI, kaip jis veikia, šiandien nepasakosiu, tiesiog pažiūrėkit, kaip paprastai prisitaiko sprendimai. Tai pirmas dalykas, ką aš padarysiu, matau, kad pirma eilutė, ar ne, man yra stulpelių pavadinimai, tai aš ją pasikelsiu į viršų. Taip, dabar man tos lentelės dar reikės, dar kitam sprendimui, tai kol kas paimsiu taip. Sudubliuosiu šitą lentelę ir su pirmoji lentelė sukursiu naują stulpelį, kur pagal NLP algoritmus bus paskaičiuotas įvertinimas, teigiamas tai atsiliepimas ar neigiamas atsiliepimas. Tai tam padaryti yra labai paprasta, mes nueisim į Home ir va čia yra tokie teksto analizės, mašininio mokymosi algoritmai ir panašus dalykai. Tai paimsim šį kartą teksto analizę. Jisai prisijungs prie mano šito Power BI accounto, nes čia reikia turėti priėmimo accountą tam, kad galėtumėm šitos įrankius naudoti. Gerai, tai turiu keletą variantų, ne? Tai galiu arba nustatyti kalbą, arba ištraukti key frazes, arba įvertinti atsiliepimą. Tai čia pasirenku, kuris mano accountas bus naudojamas čia. Tai gerai, pasiimsim taip, studento feedbackas ir, kadangi kalba anglų kalba, pabandykim pasižiūrėti, kaip atrodo įvertinimai, ne? Grįšiu atgal, jis nušoko į kitą langą. Tai pasižiūrėkim, kaip atrodys, kaip jis įvertins, kokį duos pozityvumo balą šitiems įvertinimams. Gerai, jisai algoritmus pakankamai ilgai taiko, nors tai atrodytų paprastas įrankis, ar ne, jame nenaudojam jokio kodo, bet tai yra pakankamai sofistikuotas dalykas, jisai čia panaudoja gan rimtus algoritmus. Vėliau mes juos pasižiūrėsim ir per kitus kampus. Nu va, turiu visų vertinimų, visų atsiliepimų vertinimus. Gerai, dabar aš juos išsisaugau.
ir galiu labai paprastai juos atvaizduoti, jeigu man įkelia duomenys į čia, ir galiu tuos parodyti bendrą vertinimą, tebūnie tai vidurkis, kokį turiu vidurkį iš studentų vertinimų to mažyčio gabaliuko. Aišku, blogų vertinimų nededu į svetainę, tai normalu, kad geras balas. Bet jų ir nebūna. Tegul užkelia duomenis ir pasižiūrėkim, kaip tai atrodys. Tada padarysim dar kitą pratimuką, pabandysim nueiti ten pat ir išrinksim pagrindinės frazes. Padarysim tokį koliažą žodžių, kokie yra naudojami dažniausiai vertinime. Ne? Tai ne visiškai bus standartinis įrankis, tai nebus tarp standartinių vizualizacijų, tai įsikelsim nestandartinę vizualizaciją į Power BI ir pasižiūrėsim, kokie dažniausiai žodžiai yra naudojami vertinimuose. Tai va tą irgi netrukus padarysim, tai jeigu tai būtų, pavyzdžiui, reali aplikacija, galima būtų susirinkti atsiliepimus, kokie yra atsiliepimai ir irgi tokį koliažą padaryti, kuris vėlgi automatu veiktų. Kadangi duomenys yra prijungti tiesiogiai prie web puslapio, nieko atnaujinti nereikia, paspaudžiat vieną kartą refresh mygtuką ir visi duomenys automatiškai sukrenta. Gerai, duokim duomenims užsikrauti. Nu va, gerai, tai čia tiesiog nieko mandro nesugalvosim, pasiimsim duomenis, turim stulpelį su vertinimais. Pasitikrinsiu, kol jis čia įkeldinėja, ar tikrai šitie duomenys. Score settlement, taip. Bet jie yra neskaitiniai, dėl to mums dabar kol kas dar yra problemėlė, toj pasikeičiu juos į decimal number. Ir dabar jau turiu vertinimą. Taip, čia greičiausiai yra minimalus. Paimkim jam vidurkį. Oho. Tai dar kartelį patikrinam. Kablelis pabėgo, ar ne? Tai gerai, toj grįžkim atgal, susitvarkysim, transformuosim duomenis, kad nebūtų pabėgęs kablelis. Čia pamiršau padaryti, kad pakeisti duomenų formatą į decimal number. Gerai, pasikeičiu, kad tai yra keista, kad jis net pažino šito formato automatu, bet pasikoreguokim rankiniu būdu. Gerai, kol jisai čia keičia formatą, pabandysiu pažaisti su kita lentelė. Padarysim kitą dar bandymą ir paskui grįšim prie to paties, prie šitos lentelės. Tai pabandykim dabar čia, dar kartą iš to paties turpelio išrinkti dažniausiai pasikartojančias frazes. Tai pabandom dar kartelį text analysis. Panašu, kad jisai nesusitvarkė su ankstesnė lentelė, čia jam dabar bus, nors ne. Gerai. Tai ištrauksim key frazes, ar ne? Aišku, kaip ir sakiau, veikia tik tais lietuvių, tai yra tik anglų kalboj, yra daugiau kalbų, bet tarp jų lietuvių nėra. Ten yra berods lenkų dar kalba, yra vokiečių, aišku, pagrindinės pasaulio kalbos, tai čia jos bus. Gerai, tai pasižiūrėkim, kaip jisai sukurs ir ištrauks frazes. Ir paskui tom frazėm pabandysim padaryti koliažą, kuris vėlgi bus iš mūsų atsiliepimų, bus padarytas koliažas, kokie žodžiai dažniausiai naudojami atsiliepimuose. Nu va, tai čia yra ištrauktos frazės, ar ne? Dabar pabandysim va šitas frazes, irgi panaudoti, padarysim koliažą iš jų. Čia pasižiūrėkim, ar jau pasikeitė, čia viskas pavyko. Gerai, atnaujinkim duomenis ir įsikelsim į ataskaitą. Gerai, kol jis užkraudinėja duomenis, čia tik dar noriu papasakoti, tai yra vienas paprasčiausių būdų, ar ne, yra pritaikyti technologijas, mes jų vis dar nevaldom, ar ne, vis dar yra situacija, kada mes to NLP metodologijos, mes nežinom, koks tai buvo modulis panaudotas, kaip jis buvo pritaikytas, ant kiek tiksliai jisai visą tai padaro, bet tai yra vienas iš tokių paprasčiausių būdų, kaip mes galim kažką įdomesnio nuveikti, naudojant labai labai paprastą metodiką. Jeigu jis užkeria duomenis, galėsim pereiti prie kitų būdų, nes sekanti dalis bus. Dar kartelį pasižiūriu.
Kas čia man nesuveikia, tuoj pasibandysim. Tai va, tai grįšiu dar prie to, kad vėliau pasibandysim daug labiau sofistikuotus sprendimus. Gerai, tai pabandau dar kartelį transformuoti duomenis ir pažiūrėsim, kas čia pas mane nesuveikia. Gali būti, kad jam nepatiko sudubliuota lentelė, tai padarykim taip. Kadangi mes jau tą skorą čia žinom, ar ne, koks yra tikslumas, tai aš paimsiu šitą lentelę, ištrinsiu visai ir pabandysim tai pačiai lenteliai pritaikyti dar vieną stulpelį, kuriame bus, pažiūrėsim, kaip tai suveiks, ar ne, pritaikyti tą patį teksto analizę. Tegul užsikrauna. Tai vėliau mes išsibandysim kažką įdomesnio ir sudėtingesnio. Taip, dar kartelį, čia viskas tas pats. Naujas žingsnis. Gerai, dėl viso pikto, jeigu šitas neišeis, aš turiu atsarginį planą, kadangi turiu tą jau padaręs vieną kartą, tai atsidarysiu kitą to pačiu Power BI ataskaitą. Tegul jisai čia užsikrauna. Parodysiu rezultatą, kaip tai gaunasi. Nežinau, kas čia jam nulūžo. Gerai. Taip, turim rezultatą. Pabandau vėlgi close and apply, pritaikyti tuos algoritmus, pasižiūrėkim, kaip tai pavyko. Jeigu nepavyks, nieko baisaus, pažiūrėsim į kitą rezultatą. Jeigu užkrauna galutinai duomenis. Gerai, šį kartą panašu, kad viskas pavyko. Tai dabar turim du dalykus, ar neturim šitoj lenteliai. Turėtume turėti. Power BI mėgsta užstrigti. Gerai, pasižiūrėkim, kaip tai veikia. Panašu, kad neužstrigo. Gerai, tai jisai kažkur tais pabėgo duomenis, tai tam, kad negaištumėm laiko, aš jums parodysiu galutinį rezultatą, kaip tai atrodo, kai mes jau turim viską padarytą. Tai lentelė atrodo vėlgi taip pat, ar neturim frazes, iš tų frazių išrenka key frazes ir tada galim sudėti į vieną kažkokį tai vizualą. Standartinio tokio vizualo nebūtų, galima būtų panaudoti vizualą, jeigu norėtume arčiausiai būtų gal va tokio tipo, kur su plotais paskaičiuoti, ar ne, tai kur mūsų key frazės, pavyzdžiui, į kategorijas įsidėsiu ir suskaičiuosiu, kiek kartų atsikartoja vienas arba kitas žodis, ar ne, tai information, example, knowledge, lectures ir panašiai, bet tai nebūtinai geriausias sprendimas, tai šiuo atveju pabandykim panaudoti kitokį vizualą. Aš jį turiu įsikėlęs, bet kaip tai vyksta? Jeigu turiu prisijungimą prie Power BI, sakau get more visuals ir galiu paimti, įsikelt, pavyzdžiui, yra word count. Toksai word cloud. Jį įsikelčiau ir tada panaudojęs va šitą word cloud, irgi įdėsiu key frazes ir automatu jau turiu visas frazes sudėtas, ar ne? Ir galėčiau tada atvaizduoti, automatiškai nauji duomenys atėjo, šitas vaizdelis atsinaujino ir būna atnaujinama. Ir turiu naujausius duomenys. Tai va, tai čia su tam tikrais trūkdžiais pamatėm, kaip galima būtų pritaikyti mašininio mokymosi algoritmus, gan nesudėtingus, dar patys jų nevaldant. Eikim į kažką įdomesnio. Eikim į ten, kur galima, naudojant tą patį Power BI,
labiau valdyti situaciją, ne? Tai tam mes panaudosim Power BI servizą, nes šičia duomenys irgi bus automatizuoti, viskas atsinaujins automatu, bet vis dar mes nevaldom situacijos, ne? Dar nežinom, koks to modelio mūsų tikslumas ir panašiai. Tai pasižiūrėkim, kaip dabar vyktų, jeigu aš valdau situaciją, ar ne? Ir jeigu aš noriu apmokyti mašininio mokymosi algoritmais ir šį kartą padaryti tą šiek tiek labiau sofistikuotai ir matyti rezultatą. Tam Power BI Service kitame įrankyje, jeigu turit berods Minimum Pro licenciją, galit kurt data flowsus. Ne? Tai sakyčiau, dabar susikursiu data flowsą. Čia šįryt vieną klientą konsultavau, sako, pabėgo, nemačiau, praeitą kartą parodėjai, dabar nebematau, kur čia tas data flowsas. Tai turėkite omeny, kad data flowsai My Workspace nesikuria. Ne? Čia nėra data flowsų. Tai jeigu turit licenciją, tai jos reikia susikurti naują workspace'ą ir tame naujame workspace'e galima susikurti data flowsą. Šį kartą paimkim kažką truputį įdomesnio, ar ne? Paimsim duomenis, kurie bus, tuoj parodysiu, kaip jie atrodo. Mes juos įsikelsim iš CSV failo, aišku, geriausia būtų prisijungti prie kažkokio serverio ir kad duomenys automatu ateitų, bet kad nenutiktų, kaip dabar tik buvo nutikę, kad mums sprendimas pavyktų, parodysiu, kaip geriausia būtų, kaip įsikelsim duomenys iš CSV failo. Taip, tai duomenys, kuriuos mes naudosim, tai bus position, meluoju, email offer. Ar ne, tai bus emailo kompanija, jeigu aš ją atsidaryčiau, pabandysiu atsidaryti aš jį su WordPad'u, tai yra labai paprasta informacija apie 3 turpelius. Turim amžių, turim lytį ir turim, ar, tarkim, tam žmogui, kuris yra tokio amžiaus, tokio lyties, ar jisai atsidarė mūsų emailo kompaniją ar ne. Ir čia mūsų istorija, ne? Mūsų tikslas dabar yra padaryti, kad susikurt mašininio mokymosi algoritmą, į kurį ateitų amžius ir lytis, ir mums pats algoritmas pasakytų, ar tokio amžiaus ir tokio lyties žmogus atsidarys mūsų mailingo kompaniją ar ne. Jeigu padaryti labiau sofistikuotą, pavyzdžiui, automobilių pardavimus, ne? Jeigu žinot, kokie žmonės pirko jūsų automobilius ir norit išleisti jiems kažkokius pasiūlymus, specialias akcijas ir panašiai, galite irgi tokiu pačiu principu pasidaryti. Paduosit istoriją, kokie žmonės pirko, ir vėliau galėsit paprognozuoti, ar, tarkim, ar šitas žmogus pirktų ar ne. Nes jeigu žinom jo amžių, žinom lytį ir papildomai, jeigu turim daugiau informacijos. Tai pabandykime tuos duomenys įsikelt iš email offer. Tai pasiimsim text CSV. Susirasiu dar kartelį, kuris padėtas. Email offer. Gerai. Pasiimu šitą ir įsikeliu į duombazę, kadangi jis yra SharePoint arba OneDrive, tai šiuo atveju duomenys įsikelia puikiausiai. Turiu 3 turpelius, jis juos atpažįsta, galiu transformuoti duomenys, juos įsikelt čia. Gerai, ir, dabar turiu duomenys. Juos išsisaugau, galiu juos transformuoti, kaip mes darėm prieš tai, ar ne, pritaikyti papildomus, apjungti lenteles, išvalyti ir taip toliau, bet kol kas mes nieko to nedarykim. Turim iš viso eilučių 100, tiek, kiek minėjau, kad jų reikia minimum, nes jeigu būtų mažiau, net ir pats Power BI sakytų, kad yra per mažai eilučių, mes šįryt tą patį patyrėm, tai yra, kad per mažai eilučių negaliu jums kažką įdomesnio nuveikti. Gerai, aš sukursiu tiesiog webinar demo. Tebūnie, man atrodo, jau toks yra. Tai webinar demo 2. Gerai. Jisai kol kas sukūrė patį data flowsą. Aš apie juos daug nepasakosiu, kas yra data flowsas ir kaip jisai veikia. Daugiau noriu pademonstruoti, kaip iš jo jam pritaikyti machine learningo sprendimus. Turiu data flowsą. Jeigu jisai refreshinasi duomenį, čia tarp kitko irgi patarimas, jeigu kartais naudosit, nepamirškit refreshin duomenų. Nes jeigu nerefreshina duomenų, data flowsą naudoti iš principo negali. Tai dabar turiu data flowsą, bet kada galiu nueiti ant pirmos ikonėlės, pasikoreguoti duomenys, jeigu man reikia, grįšiu ten pat, kur buvau, galiu išsivalyti, pridėti naujas eilutes, paskaičiuoti ir taip toliau. Ir yra machine learningo šita dalis, ne? Apply machine learning model.
Lygiai taip pat galiu, čia yra machine learning models, kaip jisai veikia, ne? Tai galiu šitam data flowsui pritaikyti kažkokį tai mašininio mokymosi algoritmą. Dabar jau renkuosi, ar ne? Tai dabar jau galiu pasirinkti iš skirtingų algoritmų, yra skirtingi etapai, galų gale gausiu gan sofistikuotą ataskaitą apie tą pritaikytą machine learningo sprendimą. Gerai, tai iš pradžių paspausiu ant Apply Machine Learning Model. Pirmas dalykas, ką turiu padaryti, tai yra pasakyti, kokį outcome kalbam, tai yra kokį stulpelį aš noriu atspėti. Tai mūsų atveju, arba noriu prognozuoti, abunėje, mūsų atveju mes norim atspėti stulpelį took action. Kad ar tai ėmėsi veiksmų ar ne. Paduosiu jam istoriją duomenų, pagal kurią jisai paskaičiuos, panaudos atitinkamą mašininio mokymosi algoritmą arba kelis ir paskaičiuos tam tikrą matematinį modelį. Gerai, sakau, noriu gauti rezultate took action. Lentelė email offer. Gerai. Sekanti dalis yra tokia unikali tuo, kad Power BI už jūs parinks mašininio mokymosi algoritmą, ar bent jau metodiką, tai yra kaip šiuo atveju binary prediction, kadangi ten stulpelėje duomenys buvo nuliukai vienetukai, tai reiškia yra taikomas binary prediction, tai yra logistinė regresija dažniausiai, bet pažiūrėsim, ką jisai mums pritaikys. Tai pagal duomenų tipą jis už jūs parinks duomenys. Gerai, kadangi tai yra binary prediction, jam reikia paaiškinti, o kas tas nuliukas, o kas tas vienetukas. Ar čia nuliukas yra gerai, ar čia nuliukas yra blogai. Tai pažiūrėkim, pasiimkim target outcome column, tai sakykim nuliukas. Tai jeigu tai nuliukas, tai sakom, kad tai yra taip. Jeigu ne nuliukas, tai tada ne. Nu, tarkim, taip aš sutapatinsiu, ar ne? Target, atsiprašau, target bus net ne nuliukas, bet vienetukas. Tai vienetukas yra taip, nes mes siekiam vienetuko, ar ne? O čia yra ne. Kad jeigu vienetukas, tada yra, kad priims sprendimą arba atsidarys paštą, o ne, reiškia, neatsidarys pašto. Gerai, tai tada važiuojam toliau, spaudžiu next. Jisai dabar man duoda visus stulpelius, kadangi mes daug stulpelių neturim, tai jų čia daug neišvardins. Iš principo mes čia galim pasirinkti, ar ne, kokį mes outcome column norim naudoti. Tai yra, mes jau jį pasirinkom, bet mes galim įtraukti kažkokius stulpelius, pagal kuriuos jisai vertintų. Tai mes norim, kad pagal abu. Tiek amžius, tiek lytis būtų vertinama tam, kad pasakytų, ar tai imtųsi sprendimo arba ne. Ir tuo pačiu jisai parašo, kad stulpeliai, kurie turi žemą koreliaciją. Dar viena pagalba, kurios jums patiems nereikia daryti, ką realiai darytumėte, jeigu tai būtumėt duomenų mokslininkai, rašytumėte tai kodo lygyje. Nes jums reikėtų pasitikrinti, kokios yra koreliacijos tarp stulpelių ir panašiai. Šiuo atveju aš netikrinu koreliacijos, jis man iš karto pasako žema koreliacija, bet žinau, kad tai suveiks, tai dėl to palieku, kad dar lygink ir lyti. Gerai, paspaudžiu next, duodu modulių pavadinimą, tai tebūnie ML demo. Paklausiu, kiek laiko noriu, kad mano modelis mokytųsi. Ką tai reiškia? Jisai paims mūsų duomenis ir tiems duomenims pabandys pritaikyti skirtingus algoritmus. Ta, ką jūs kaip duomenų mokslininkas darytumėt gan ilgą laiką, ir tai yra labai labai sudėtinga dalis, tai yra žinot, kokie yra duomenys ir bandyti taikyti skirtingus algoritmus ir miksą tarp jų, kaip aš miksuosiu skirtingus algoritmus. Gerai, bet aš sakau, pabandykim sumažinti iki 5 minučių, mes jų irgi netgi nelauksim, aš parodysiu jau rezultatą, kuris buvo gautas. Tai dabar sakau, save and train, ir dabar jisai saugo ir tas 5 minutės vargs su tais duomenim, aišku, atsirefreshina duomenis, ir vargs tas 5 minutės tam, kad nustatyti tos algoritmus, kokie bus algoritmai naudojami, tam, kad vėliau galėčiau pritaikyti savo duomenim. Pažiūrim, email offer, ne? Čia pažiūrėsiu prieš tai darytą sprendimą, kuris jau yra padaryta, jau yra sukurtas. Tai dabar ką jis padarys? Jeigu dar norėsim, galėsim grįžti atgal, parodysiu, kaip tai atrodo. Tai jisai sukuria 2 dalykus. Va šitos 2. Šitų pradžiai dar nededa. Vėliau šitie atsiranda. Taip, tai sukuria 2 dalykus. Pirmas yra email example training data. Jis bet kokį modelį pagal mašininio mokymosi algoritmų taikymą, jisai pagal regresijų, jisai išskaido į mokymosi duomenis ir testavimo duomenis. Tai reiškia, kad dalį duomenų paduoda mokymuisi, o dalį duomenų testavimuisi. Kas yra labai logiška, nes įsivaizduokit, jeigu studentams duotumėt namų darbus, kuriuos vėliau naudotumėt ir atsiskaitimui. Tai, natūralu, kad jie žinotų atsakymus. Tai dėl to modelis nebūtų tikslus.
jeigu norim tikslaus modulio, mes turim skaidyti į 2 atskiras dalis. Ką už mus Power BI padarė? Jokio kodo kol kas nenaudojau. Gerai, tai dabar, kai jis mums visą tai padarys, nežiūriu, netikrinu, kaip atrodo modelis, pasižiūrėsiu į dabar čia machine learningą, čia jau pasibaigus, po 5 minučių pasibaigus, galiu pasižiūrėti ataskaitą. Ar ne, tai yra View Training Report. Kaip atrodo ataskaita šito algoritmo, ant kiek jis yra tikslus, kokius mašininio mokymosi modulius jisai pritaikė ir kaip modelis veikia. Gerai, tai ataskaitos pabaiga. Tai dabar kaip atrodo, ar ne? Sako, kad mūsų modelio performance'as tai yra 99%. Tai reiškia, jis labai tiksliai spėja, ar ne? Nu, tikslumas iš tikrųjų nėra 99, matom, kad tikslumas yra 60%, o čia turim tokią matricą, tai yra tikslumo matrica. Tai šiuo atveju predicted ne, tai mes spėjom, kad nesirinks ta eilutė, tarkim, šitas žmogus tokio amžiaus, tokio lyties, jisai nesirinks, spėjom 12 kartų. Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Pagal faktinius rezultatus taip ir buvo, kad iš tikrųjų nesirinko. Tada yra predicted taip, tai čia yra, tai yra žalias, ne, tai yra teisingas spėjimas. Tada yra predicted taip, spėjimas buvo, mes spėjom, kad prieš tai buvo, kad rinksis, ne, šiuo atveju, kad rinksis, kad atsidarys mailą ir realus buvo, kad atsidarys. Tai ir mes, reiškia, atspėjom, žalias. Reiškia, 12 kartų atspėjom ir raudonas yra, kada mes spėjom, kad mailą atsidarys, bet realiai neatsidaro. Pagal istorinius duomenis. Modelis taip viduj pats save apsimoko. Ir kada mes vėl nepataikėm, spėjom, kad mūsų modelis spėjo, kad neatsidarys mailo, bet realiai 8 kartus atsidarė. Tai realiai tas 60% susidaro būtent iš to santykio tarp atspėtų ir neatspėtų spėjimų. Bet modelis yra 99% naudotinas, reiškia, kad jeigu turėtum daugiau duomenų, pakankamai tikslumas turėtų būti didelis, ne? Nes koreliacijos jisai yra pakankamai aukštos. Plus, šalia šitos modelio ataskaitos mes turim dar ir daugiau dalykų, ar ne? Tai yra cost benefit analizė, kurioje galima irgi pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Galim nueiti šiek tiek giliau į ataskaitą vėlgi, kuri mums duoda papildomų duomenų. Ir įdomiausia dalis šitos ataskaitos yra, tai yra šiuo atveju virš 30 kartų, ar ne, buvo pritaikytas modelis, bandyti taikyti skirtingais ir kokius tikslumus jisai gavo, ar ne? Čia kažkur visai nusivažiavo, negavo, reiškia, kombinacija skirtingų modelių buvo prasta. Ir iš tų kartų jisai išsirinko mašininio mokymosi algoritmų kombinaciją, kuri dabar atrodo šitai. Ar ne? Tai šita kombinacija, šita kombinacija tikrai ne pati paprasčiausia, ar ne? Kaip ir sakiau, logistinės regresijos dalis, bet nedidelė, ar ne? Bet šalia to yra daug ir kitų. Random forest, extra 3 regresijos buvo taikytos, ar ne? Extra 3 classifier 1 ir panašiai. Skirtingų tipų algoritmai, kurie buvo pritaikyti mūsų duomenim. Kas iš tikrųjų yra pakankamai sofistikuota, nes jeigu jūs kaip mašininio mokymosi, tai yra duomenų mokslininkas, sugebėtumėt patys parašyti tokius algoritmus, tai jau yra stipru. Tai yra, jeigu sugebat pritaikyti ir tiksliai paskaičiuoti, tai yra tikrai labai nelengva, bet tuo pačiu, šičia mes turim naudotiną modelį. Kas vyksta toliau, ar ne? Kai aš jau, tarkim, turiu šitą modelį paskaičiuotą, man belieka paspausti apply, tai yra apply machine learning model, ir mano lentelė jau atsiranda papildomos 2 dalis, kuriame jis sako, yra enriched email example. Reiškia, visi duomenys nauji, kurie ateis į mano data flowsą, jie prasisuks pro tos pačius mašininio mokymosi algoritmus ir aš galėsiu tos duomenys naudoti. Kaip tai atrodo? Jeigu aš esu Power BI-uje, sakau, gerai, noriu prisijungti prie to duomenų šaltinio, jungiuosi prie data flowso ir šį kartą pasirinksiu tą data flowsą, kuriame jau yra praturtintas su prognozuotais duomenim. Ar ne, bet praktiškai galiu pasinaudoti tais algoritmais. Čia buvo email offer example, pasiimu email offer enriched email example. Aš tokį, aišku, jau turiu užsikėlęs, bet čia mano yra prognozės, ar ne, kad email example, mano predictionas, jisai dabar atvirkščias, kadangi aną kartą dariau atvirkščiai. Tai čia 83% yra, kad šitas žmogus, 38 metų vyras, 83%, kad nesirinks. Čia buvo teisingas spėjimas, nes šitoks atvirkščias gaunasi. Tai spėjimas, kad 46 metų
vyras, buvo realus faktas, kad nesirinks, tai yra, kad rinksis. Mes pasakėm, kad nesirinks, bet dėl to, kad atvirkščiai pas mane čia buvo padaryta, aš buvau 0 su vienetu sukeitęs. Ir va čia turim įvertinimus, kad pagal šituos du stulpelius, ką mūsų mašininio mokymosi algoritmas 100 baliai sistemui nusprendė. Ir tada jau patys galim brėžti brūkšnį, ar 50 jau yra ta riba, čia realiai yra 50 ta riba, jeigu virš 50 reiškia 0, žemiau 50 reiškia vienetas. Ir galiu užsikrauti tos duomenys ir tos duomenys vėliau va čia naudoti, ar ne? Irgi savo ataskaitoj ateina nauji duomenys ir tada matau, kokia buvo prognozė. Fakto jau gali nebebūti, nes mes jau modelį apmokam tik pagal šitos du stulpelius, ar ne? Mes naudojam tik tuos du stulpelius, tai fakto gali nebūti, nes mes turėsim prognozę. Tai va taip veikia ir čia tada galiu kasdien, vėlgi pasileidžiu šitą modelį, automatizuoju, duomenys automatiškai ateina ir pilniausiai galiu naudoti šitą algoritmą. Tai va, tai čia geroji žinia. Blogoji žinia yra vis dar tokia, kad aš vis dar nevaldau viso proceso. Vis dar nevaldau tikslumo, nesirenku mašininio mokymosi algoritmų, jis už mane pasirenka, ne? Ar ten yra šitie decision tree, ar ten yra logistinė regresija, ar tiesinė regresija, ar vektorinė, ar kokia bebūtų, ar tai neuroniniai tinklai, kuriuo aš norėčiau, bet šiuo atveju jisai už mus viską parenka. O ką, jeigu aš noriu pats visą tai padaryti? O ką, jeigu aš noriu susimodeliuoti visą modelį ir prieiti prie tokio sprendimo, kaip turi Humata, prieiti prie tokio sprendimo, kaip yra ChatGPT? Tada, paskutinis mano pavyzdukas, tada veikia sistema šitaip. Tada einu į tokį įrankį kaip ML Studio arba Azure Machine Learning Studio, kuriame galiu susikurti tokius modeliukus pats. Taip, tam, kad nebūtų bairių pasidėsiu šalia, su demo, ar ne, tai pasidarysiu, kad būtų šalia, kad matyčiau, kaip tai veikia sprendimas. Dabar Azure Machine Learning Studio visą tai darosi irgi vis dar drag and drop principų, vis dar nenaudojant kodo, bet šį kartą jau visą tai darau žymiai sofistikuočiau, ar ne? Tai yra jau visą tai veiks daug geriau, nes mes rinksimės modulius, kokius mes norim. Gerai, kaip tai atrodo? Mat, įsivaizduokit, aš dabar noriu padaryti tą patį sprendimą, ką mes tik padarėm su mailų spėjimu. Ar ne? Bet dabar aš pasirinksiu modelį, kurį noriu naudoti. Gerai, tai pasimkim pirmąjį dalyką, mums reikia enter data. Enter data. Tai įsidedu į čia ir man reikia įsikelti duomenis. Duomenų formatas jis iš karto siūlo man CSV. Gerai, man tinka CSV, pasiimsim. Aš tą formatą iš email offer tik atsidarau. Aš jį čia nusikopijuoju. Įsidedu į čia. Aišku, galima užkrauti duomenis, ne, kad jis automatiškai pasiimtų iš kažkur tais, bet, sakykime, mes einam paprastesniu būdu, aš įsikeliu va tokiu paprastu būdu. Gerai, įsitraukiu duomenis, toliau ką darau? Man sekantis žingsnis yra select columns, turiu pasirinkti stulpelius, ar ne, kurie man yra stulpelių pavadinimai. Arba ne tik stulpelių pavadinimai, bet kokie yra stulpeliai. Tai yra select column in dataset, ar ne, savo datasete. Sujungiu tuos du žingsnius. Gerai. Tai dabar turiu pasirinkti stulpelius. Launch column selector. Turiu įrašyti čia stulpelių pavadinimus, kas iš principo mano stulpelių pavadinimai yra čia. Gerai. Age, gender ir took action. Gerai, dabar jau valdau situaciją pats pasirinku stulpelius, išsivalau, jeigu galiu pridėti žingsnių išsivalymų ir panašiai, bet dabar mums reikia padaryti tą patį, ką padarė mums Power BI-us, ne? Mums reikia išskirti duomenis į dvi dalis. Gerai. Tuoj grįšiu čia, kur buvo pas mūsų tas duomenis išskirti. Vat, ar ne? Čia mums buvo įskaidyta dvi dalis. Į training datą ir test datą. Gerai, mes tą patį pasidarom čia. Iš principo mes turim split datą panaudoti tokį įrankį. Split datą. Gerai, tai va dabar čia skaidysim, ar ne? Tai iš čia išskaidau duomenis. Taip. Gerai. Išskaidysiu, čia galima vėlgi pasirinkti, kiek duodu į mokymas ir panašiai, ir čia parametrų aš kol kas jų nekoreguosiu, paliksim taip, kaip yra. Sekanti dalis, mums reikia apmokyti modelį, ne, mums reikia mokymo. Tai yra train model. Train model.
Gerai, įsidedu, kad toliau mokysiu, reiškia, dalį duomenų paduodu į mokymą, kitą dalį panaudosiu vėliau. Gerai, bet dabar mokydamas modelį turiu pasirinkti, kokį algoritmą naudosiu. Kadangi žinau, kad šitam algoritmui geriausiai tinka logistinė regresija, tai sakau, čia bus two class, tokia vadinama, two class regression. Tai pažiūrim, logistic regression. Dviejų klasių logistinė regresija. Gerai, pasirinku dviejų klasių logistinė regresija ir sakau, kad va tą modelį naudosiu va šitą. Vėlgi, dar viduj nežinau, kas ten per modelis, koks ten algoritmas sukasi, bet kada čia galiu ir Pythoną pritaikyti savo, jeigu noriu, bet čia vienas iš būdų, kaip aš pasirinku. Galiu pritaikyti daugiau regresijų čia, daugiau modelių sudėti vieną, jeigu tik tai noriu. Gerai, toliau ką darom, turiu įsivertinti tikslumą modelio, tai yra score model. Tai pasiimu, kad noriu įsivertinti tikslumą. Ir vienas tikslumas ateina iš apmokyto modelio, o kita iš įsplitintos duomenų. Viskas, sujungiau, drag and drop, jokio kodo, ar ne? Gerai, taip, dabar kol kas panašu, kad viskas turėtų būti gerai. Pabandykim išsaugot. Paleisim. Pažiūrim, kaip suveiks. Model, split data, launch column selector, bet ką pamiršau žingsniuką, ne? Nes apmokydamas modelį turiu pasakyti, kuriuos stulpelius paduosiu į mokymą. Tai mes sakėm, kad duosim apmokymui age ir gender. Gerai, tai paduodu du stulpelius age ir gender į mokymą, nes mes norėsim spėti stulpelį, kuris yra took action ir suklydau. Šiuo atveju duosim stulpelį, kurį norim atspėti took action, o age ir gender tarnaus rezultatui. Tai yra tam, kur mes duosim spėjimui, paduodam amžių, paduodam lytį ir pagal tai spėsim. Gerai, dabar jau turėtų būti viskas tvarkoj, paleidžiu run. Jisai modelį sukūrė ir turėtų užsidegti žalios lemputės, kad viskas čia yra gerai su juo. Ir įdomiausia dalis vyšnė ant torto, tai yra, kad šitą modelį, kai mes jau jį sukūrėm, mes iš jo galim pagaminti šitą web servizą. Ar ne? Va šitas įrankis Microsoft Machine Learning Studio leidžia pasigaminti web servizą, lygiai panašiai kaip čia, ar ne? Kad integruok šitą web servizą į savo puslapį ir turėk savo. Tai va, tai dabar paleido, viskas kaip panašu, kad suveikia. Tai dabar galim paimti ir predictive web service recommended. Pabandom paleisti jam web servizą. Jis pat čia padaro tam tikrų pakeitimų. Tie pakeitimai ne visi į temą. Iš principo, niekada mes nedarom, kad per web service, ar ne, va čia, jeigu Humatos atveju, aš neklausiu web servizo, kad tu man dar apmokyk mano modelį. Jis jau veikia, duodu klausimą ir jis turi duoti man rezultatą. Tai mums šiuo atveju klaida yra ta, kad jis dar eina į column detect, į select columns, ne? Tai mes va tą pakeisim, čia įdėsim, kad tiesiai iš web servizo, kai užduosim klausimą, jisai atkeliaus tiesiai į score model ir tada keliaus atgal į web servizo outputą. Viskas, turim web servizą, kelios minutės pasigabinom savo modelį, pabandykim jį dar paranint, pasižiūrim, kaip jisai veikia ir po to palaunčinsim iš karto, kad jisai būtų jau paleistas gyvenimui ir mes jį galėsim naudot, lygiai taip pat kaip ir prieš tai rodžiau Humatos atveju. Va, deploy web service. Paskutinis žingsnelis, kai jau sukūriau savo machine learning algoritmą, jį galiu naudot lygiai taip pat kaip Humata naudoja arba tie šimtai sistemų, kurie naudoja dirbtinį intelektą viduje. Gerai, kaip tai atrodo, ar ne? Va, jeigu aš įeičiau į vidų, tai jeigu tai būtų panašiai kaip Humata, sakyčiau, žiūrėkit, pat yra API'us, kurį Microsoftas pats mums pagamino, norit su C# kalba, norit su Pythonu, naudokite API algoritmą ir su juo integruokit jį į savo sprendimus. Jisai per šitą API algoritmą kreipsis į web servizą ir grąžins jums rezultatą pagal jūsų apmokytą modelį. Arba paspaudžia testą, galim pabandyti, kaip tai veikia, ne? Labai įdomu pasižiūrėti, kaip tai atrodo gyvai. Pasižiūrėjęs per testą, žiūrėkit, va turiu tokį pavyzduką, kaip tai atrodytų vartotojui. Sakom, nu gerai, įrašyk amžių, 25 metų vyras. Taip, action'o mums nereikia, nes mes jį kaip tik prediktinsim. Koks rezultatas? Skoras, sako, 26%, reiškia, netidarytų mūsų mailo, ne, jeigu tai būtų ta pati mailingo kompanija. Gerai,
45 metų moteris. Female. Kažko su moterim sunkiau, čia iš praktikos, tai yra sistemėlė užstringa. Tai pasižiūrim, jau būtų 50,1 greičiausiai, tai galima būtų sakyti, kad 45 metų moteris jau atsidarytų mūsų paštą. Tai čia toks sprendimukas. Kitas yra labai panašus, tiesiog jau padarytas, jau jo rankomis nebekursiu. Yra kitas web servisas, kurį turiu anksčiau pasidaręs, tai yra, kada naudojama ne logistinė regresija, o tiesinė regresija. Tai va ten pavyzdukas galėtų būti toks. Toj parodysiu rezultatą ir pažiūrėsim. Turim metų patirtis, ar ne, bet norėčiau sužinoti, kiek atlyginimų reikia mokėti pagal tam tikrą metų patirtį, kuri yra pas mus įmonėje. Tai sakau, jeigu metų patirtis yra 2,5, tai kiek reikia mokėti atlyginimo? Čia yra metinis atlyginimas. Tai va šitiek reikėtų sumokėti atlyginimo. Vėlgi modelis yra labai panašus. Aš pasirenku stulpelį Year Experience, pagal turimus duomenis, kokius mes mokam dabar atlyginimus, aš apmokau modelį ir tada pagal tai jau darom spėjimus. Ant kiek jisai tikslus, jeigu įdėsiu 25 metus, aišku, čia parodo jau kosminį skaičių, bet tai yra matematika, ne? Tai yra matricos, kurias sudaugina, matematinis modelis, visi mašininio mokymosi algoritmai tiesiog yra matematiniai modeliai. Tai va, ir tokiu būdu gaunu rezultatą. Kaip tas modelis atrodo? Labai panašiai. Tai pabandykim jį čia atsidaryti. Principas yra visiškai toks pat, ar ne, vėlgi pasiimu duomenis, bet šį kartą pritaikau tiesinę regresiją ir taip toliau. Tai vat šitam visam medyje čia yra patys paprasčiausi variantai, kaip pritaikyti mašininį mokymąsi, o jeigu norim kažką įdomesnio, sudėtingesnio, tai tada, aišku, reikia toliau gilintis, toliau žiūrėti, kokie tie modeliai veikia, arba padaryti kažką panašaus, kaip su Power BI, kuris viską už jūs padaro. Tai va, tai čia vienas iš būdų, kaip galima pritaikyti mašininio mokymosi algoritmus praktiškai, ar ne, tai susikurti netgi savo web servisą, kaip kad Humata, ar ne, ir visą tai naudoti savo duomenims. Tai va, tai čia matau, kad jau išlipau iš laiko, bet jeigu kas skubat, galite bet kada atsijungti, tai šiuo atveju tai tą, ką norėjau parodyti, ar ne, kaip yra praktiškai naudojamas mašininio mokymosi algoritmas, kaip mes jį galim įdiegti nenaudojant kodo. O tie, kas norit naudoti kodą, tai aišku, tai yra, tada rašot Python ar bet kokiu kitų įrankių ir galit lygiai taip pat ir čia integruoti Python algoritmą, ar ne, tai yra execute Python skriptas ir va čia tada galit Python'o skriptuką irgi įsidėti, ar ne, jis jums paleis jūsų algoritmą ir panašiai. Paskutinį dalyką vyšnė ant torto tiems, kas nežinot, kas yra deep learning arba kas yra neuroniniai tinklai, tai yra 3 blue, 1 brown. Nežinau, gal teko kada susidurt. Nerealus video, tai yra kas yra neuroniniai tinklai. Bet jeigu atsidarysit, tai čia turi žiauriai gerą paaiškinimą, kas yra neural networks. Tai geriau paaiškinti greičiausiai būtų sunku su vizualais, ar ne, kaip tai veikia neuroniniai tinklai. Ir vėliau, kaip tą viską suprogramuoti, neuroninius tinklus, mes ruošiam kaip tik kursą, kuris yra Advanced Python dalis. Kai tik būsim paruošę, mes jums galėsim papasakoti, parodyti, išmokyti, kaip reikia patiem nuo nulio susiprogramuoti neuroninius tinklus. O šiaip kviečiam jūsų kursus Data Academy. Čia rasit informaciją visą reikalingą apie kursus. Jeigu norit išmokti paprastais būdais, naudojant be kodo, susikurti programėlę, susikurti appsus, kaip tik pasileidžia kursų programos, tai yra duomenų inžinerija, kada mes mokomės Power Appsų, Power Automate, Power BI ir panašių įrankių. Lygiai taip pat paraleliai vyksta kursai ir SQL'ui, Power BI ir Python'ui. Tai jeigu norėtumėte išmokti panašiais būdais, kaip tik pademonstravau, visada prašom, kreipkitės į mus, siųskite užklausas, mes jums mielai atsakysim. Tai va, tai iš tikrųjų šitiek, kiek norėjau jums papasakoti šiandien. Tikiuosi, kad buvo kažkiek įdomu, kažką naujo sužinojot, ar ne, išsklaidėt miglą apie dirbtinį intelektą, kuris dažnu atveju atrodo labai bauginantis, kažkas ne iš šios žemės ryties, bet kaip kai kurie studentai sako, jeigu norit iš tikrųjų mokytis dirbtinio intelekto arba programavimo, statistika yra vienas iš labai svarbių dalykų. Tai jeigu išsitrauksit nupūsę dulkes nuo matematikos vadovėlio, statistika pirmasis jų.
Tai va, tai ačiū labai. Tai tiek šiandien, jeigu turit klausimų, dar liekam, klauskite, aš mielai jums atsakysiu. Jeigu ne, laukit video, galėsit pasidalinti video su kitais. Jis bus viešai prieinamas, taip kad galėsit bet kada video peržiūrėti ir pasidalinti su kitais. Ačiū visiems. Viso gero. Viso.